Niekada netikėjau, kad masažas gali padėti žmogui jaustis geriau. Kol buvau jauna, galvojau, kad į masažus vaikšto tik tai tie, kurie nori maloniai praleisti laiką. Bet po 40 metų pajutau, kad dažnai pradėjo kankinti nugaros skausmai. Teko reabilitacijos ir grožio centre išbandyti masažą. Masažas buvo kitoks nei įprasta. Atliekant vakuuminį masažą yra suaktyvinama limfos apytaka, skatinama odos ir poodžio mikrocirkuliacija, padidinamas leukocitų kiekis kraujyje. Dėl geresnio deguonies tiekimo suminkštėja audiniai, maitinami gilesnieji odos sluoksniai, oda tampa elastingesnė ir lygesnė. Vakuuminio masažo metu, stimuliuojant tam tikrus akupunktūrinius taškus, galima sumažinti kai kuriuos negalavimus, pašalinti atitinkamas ligas bei pagerinti vidaus organų funkcionavimą. Pavyzdžiui, šis masažas skiriamas esant nemigai, bronchų, plaučių ligoms, artritui, radikulitui gydyti. Po viso kūno vakuuminio masažo atsiranda daugiau energijos ir pagerėja savijauta. Vibracinis masažas yra toks, kai yra perduodami įvairaus dažnumo virpesiai kūnui. Taip masažuojant suaktyvėja oksidaciniai procesai raumenyse, pagerėja nervinių impulsų skleidimas, raumuo greičiau pailsi ir atsipalaiduoja. Akupunktūra tai labai senas, atsiradęs Kinijoje prieš kelis tūkstančius metų gydymo būdas. Mūsų centre akupunktūrinių taškų stimuliavimui naudojama elektropunktūra. Šio prietaiso pagalba atrandame taškus, kurie yra spaudžiami ir kelia skausmą, todėl galime efektyviau atlikti masažą. Masažą baigiame karštais akmenimis. Šis masažas rekomenduojamas žmonėms, kuriuos kamuoja nuovargis, fizinė ir emocinė įtampa, šalčio pojūtis galūnėse. Masažas su karštų akmenų terapija palengvina chroniškus nugaros ir kaklo skausmus, teigiamai veikia nervų sistemą, mažina susikaupusį stresą, nerimą, depresiją. Klientui individualiai parenkame masažus ar jų kursus pagal esamą jo kūno būklę bei išsakytus pageidavimus. Tokiu būdu pasiekiame geriausio rezultato.